Ugnikalniai ir ugnikalnių išsiveržimai. Kas yra ugnikalniai? Ugnikalnis – kalnas su krateriu, pro kurį iš gelmių veržiasi magma, akmenys, pelenai, dujos. Ugnikalnius tiriantis mokslas vadinamas vulkanologija. Ugnikalnių išsiveržimo pobūdis – išmetamos medžiagos priklauso nuo geologinės aplinkos. Ugnikalniai veikia ne tik sausumoje, bet ir vandenynų ir jūrų dugne, ne tik Žemėje, bet ir kitose Saulės sistemos planetose. Jų išsidėstymas Žemės paviršiuje neatsitiktinis, bet susijęs su tektoniniu plokščių judėjimu. Ugnikalnių klasifikavimas. Ugnikalniai klasifikuojami pagal keletą parametrų – aktyvumą, išsiveržimo pobūdį, išmestos medžiagos kiekį, išsiveržimo produktus, vietą, pavojingumą ir taip toliau. Prieš išsiveržimą iš ugnikalnių paprastai išsiskiria įvairios dusinančios dujos ir garai. Taip pat išmetami pelenai ir uolienų gabalai. Šie pelenai ir uolienų gabalai primena krušą ir gali padengti žemę kelių centimetrų sluoksniu. Lietuvoje kadaise, prieš kelis milijardus metų, taip pat vyko ugnikalnių išsiveržimai. Top 10 aktyviausių ugnikalnių pasaulyje. Yellowstone kaledra, Jungtinės Amerikos valstijos, Vezuvijus, Italija, Popocatépetlis, Meksika, Sakuradzima, Japonija, Galeras, Kolumbija, Merapės, Indonezija, Niragongas, Demokratinė Kongo Respublika, Ulawan, Papua Naujoji Gvinėja, Talų ugnikalnis, Filipinai, Mauna Loa, Jungtinės Amerikos valstijos. Ugnikalnių struktūra. Magmos židinys, pamatinė uoliena, stemplė, papėdė, silė, šoninė stemplė, ugnikalnio išmestų pelenų sluoksniai, šlaitas, ugnikalnio išmestos lavos sluoksniai, žiotys, šoninis kūgis, lavos srautas, anga, krateris, pelenų debesys. Aukščiausiai veikiantys ugnikalniai. Kotopachės, Ekvadoras, 5897 metrai. Popocatépetlis, Meksika, 5426 metrai. Sangajus, Ekvadoras, 5230 metrų. Kliūčių sopka, Rusija, 4750 metrų. Mauna Loa, Jungtinės Amerikos valstijos, 4170 metrų. Fako, Kamerūnas, 4070 metrų. Ką daryti išsiveržus ugnikalniui? Jeigu išsiveržimo metu liejasi lava ir srautas juda vietos, kurie esate link, būtinai kuo skubiau išvykite iš šios vietos. Jei prieš išsiveržimą ar po jo yra skelbiama visuotinė evakuacija, privaloma evakuotis. Jeigu išsiveržimo metu esate pastate, kuo greičiau uždarykite visas duris, langus, ventiliacijos ertmes, nesinaudokite oro kondicionieriumi, kad į patalpą nepatektų vulkaninių pelenų. Jeigu išsiveržimo metu esate lauke, kuo greičiau ieškokite pastogės. Jeigu jūs užklupo vulkaninių bombų griūtis, kuo greičiau ieškokite pastogės, slėpkitės po medžiais. Jei nėra galimybės rasti pastogės, susirieskite į kamuoliuką, taip apsaugosite galvą. Krintant vulkaniniams pelenams, užsidėkite akinius, apsivilkite visą kūną dengiančius drabužius. Būtinai užsidenkite galvą. Labai naudinga veido kaukė, respiratorius. Jeigu gyvenate arba lankotės aktyvaus vulkanizmo regione, pasidomėkite, ar yra netoliese slėptuvė ar kita saugų prieglobstį įvykus stichiniai nelaimei teikianti vieta.